Telesforas Laucevičius neturėjo teisės gimti, bet gimė. Jis neturėjo teisės gyventi, bet gyvena. Jo tėvai Žydė Rūta ir lietuvis Pranas išdrįso mylėti vienas kitą ir turėti vaiką karo metais, kuomet žydėms buvo uždrausta gimdyti. Prano meilė Rūtai buvo tokia stipri, kad jis nuplėšė mylimąją geltonąją žvaigždę ir vedė ją. Praną ir Rūtą sušaudė Virvyčios upės pakrantėje 44 metų spalį, o 2 metų neturinti Telesforą pavyko išgelbėti Telšiuose, tėvų meilės mieste. Aplink uolą šalia eglyno teka upelis, kur iš akmenų buvo pastatytas tiltas, ten yra mano miestelis Telšiai. Aplink turgų su mėsinėmis stovi eilėmis namai. Vaikai žaidžia su ragatkėmis. Išdidūs žydai eina melstis. Didžioji sinagoga ir siuvėjų maldos namai pilni žydų. Taip pat ir turgus. Ješivo studentai iš kiekvieno namo eina pasivaikščioti nuo cerkvės iki Žaliojo kalno. Senasis gilusis šulinys. Jo vanduo skaidrus, skaidrus kaip veidrodis. Aš žiūriu jį kaip į veidrodį. Kur visa tai dingo? Paimk vėjau į savo glėbį mano maldą, iš ilgesio palydėta ašaromis. Širdis ištirpsta mano miestelyje, kurio jau nėra. Cvi Brik. Telšiuose gyvenę žydai miestą vadino savaip – Telts. Miesto centrinėje gatvėje vien žydiškos parduotuvės. Telšiai garsėjo savo pamaldumu. Telšių ješiva, rabinų mokykla, viena garsiausių ir didžiausių Europoje. Madingiausias fotosalonas Telšiuose priklausė Chaimui Kaplanskiui. Pas jį skubėjo įsiamžinti ir žydai, ir lietuviai. Savo vestuvių proga Kaplanskio fotoateljė aplankė ir Ona Laucevičienė su vyru. Laucevičiai gyveno laimingai. Jų santuokoje gimė 2 vaikai. Iš pradžių sūnus Pranas, po 3 metų duktė Jadvyga. Bet tėvelis labai anksti mirė. Labai anksti mirė ir mama liko viena su 2 vaikais. Mama su tėveliu turėjo 2 namus, tai kai tėvelis mirė, tai mama viena šeimininkavo. Bet kadangi mama buvo išsilavinusi jau ir gyveno ir Vilniuje, ir visur, ir mokėsi, šiek tiek tai jinai viską sugebėjo tvarkyti. Ona Laucevičienė galėjo lepinti savo vaikus. Todėl drabužius ir kitus daiktus pirko vienoje gražiausių ir brangiausių Telšių parduotuvių, kuri priklausė Gurvičių ir Volpertų šeimai. Štai to paties Chaimo Kaplanskio daryta nuotrauka. Šeimos galva Alida Volpert. Gimė 1870-aisiais Rygoje. Ji baigė prestižinę gimnaziją Jelgavoje ir ištekėjo už telšiškio Jakovo Volperto. Po didžiojo Telšių gaisro 1907-aisiais jiedu viską prarado, bet greitai vėl atsistojo ant kojų. Alida Volpert laisvai kalbėjo vokiškai, prancūziškai, rusiškai ir lietuviškai.
Vasarą atostogaujantis Palangoje prezidentas Antanas Smetona, irgi baigęs Jelgavos gimnaziją, visada nuoširdžiai sveikindavosi su Alida, pabučiuodamas jai ranką. Tame pačiame name su Alida gyveno jos sūnus Geršonas Volpertas su žmona ir dukterimis ir duktė Rachelė Gurvičienė su vyru Chaimu ir vaikais Rūta ir Jakovu. Jakovui Gurvičiui šiandien 79. Jis gyvena Izraelyje, bet prisiminimai apie Telšius vis dar gyvi jo širdyje. Apie draugišką miestą, gražią šeimą, laimingą vaikystę, kuri baigėsi prasidėjus karui. Jakovas ir Rūta Gurvičiai iki karo mokėsi lietuvių gimnazijoje. Žydų čia buvo nedaug, mažiau nei 10%. Jakovas mėgo savo mokyklą. Jis lankė net neprivalomas pamokas. Nors gimnazijoje žydai galėjo lankyti ir judaizmo tikybos pamokas, jis ėjo į tikybą pas katalikų kunigą. Vėliau, karo metais, tai jam labai padėjo. Besislapstydamas, jis patarnaudavo mišioms. Mokytojus visus aš atsimenu, visi buvo puikų žmonės. Nebuvo skirtumo čia visiškai tarp žydų ar lietuvių. Santykiai su mokytojais buvo lygiai vienodi ir už kiekvieną antisemitizmą įstojimą mokytojai griežtai baudė. Faktiškai per 5 metus, kur aš mokiausi to gimnazijoje, aš nejutau, kad aš esu kas nors kitatautis, kas nors įsiskirtų. Toje pačioje gimnazijoje, tik vyresnėse klasėse, mokėsi ir Laucevičių vaikai. Jadvyga ir šiandien prisimena Rūtą Gurvičiūtę mokyklinę uniformą. Graži buvo ir labai puikiai mokėjo lietuvių kalbą. Man atrodo, kad klasiai jie buvo pirmūnė. Lietuvių kalbą geriausiai iš visų mokėjo. Rūtai buvo 16, kai užsimezgė jos jaunatvišką, romantišką draugystę su keleriais metais vyresniu Pranu. Kiekvienais metais Gurvičiai važiuodavo atostogauti į Palangą. Šią nuotrauką, darytą paplūdimyje, Rūta padovanojo Pranui, o kitoje pusėje užrašė: Kartais lekia paukščiai ir niekad negrįžta. Praeitim nuskamba vakaro varpai. Nesugrįž kaip paukštis niekada jaunystė. Vieną kart reiks mirti, vieną kart tikrai. Mielam draugui Pranui, Rūta. Telšiai 1937 metų spalio 14. Žinojau aš tiek, kad tėvelis nuo seno draugaudavo su telšiuose gyvenančių žydų vaikais, bet ypatingai tokie šilti, draugiški ryšiai buvo būtent su Rūta. Bet jaunuolių keliai išsiskyrė. Rūta išvyko studijuoti į Kauną. Kauno Vytauto didžiojo universitete ji pasirinko chemijos mokslus. O Pranas nuskubėjo paskui seserį Jadvygą į Klaipėdą. Jadvyga Laucevičiūtė ištekėjo už mokytojo Felikso Kudirkos. Bet nepanoro būti namų šeimininkė, tad išvyko į Klaipėdą studijuoti vokiečių kalbos. Kadangi mano brolis vis mane globodavo ir mes labai sugyvenom, tada jis mokėsi Kaune, bet atsidarė Klaipėdoje kažkokį Baltijos lioidę su vokiečiais prekybą. Jis įstojo į tą, dirbti, kadangi būtų kartu su manim. 39-aisiais Jadvyga jau diplomuota mokytoja sugrįžo pas savo vyrą į Telšius. Tų pačių metų kovo mėnesį vokiečiai atplėšė Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos, tad Pranas irgi nepanoro ten likti. Jis susirado darbą Vilniuje. O Rūta džiaugiasi gyvenimu Kaune.
Laisvalaikis buvo įdomus. Opera, koncertai, kavinės. Mokslai jai sekėsi puikiai, netrūko ir gerbėjų. Dėmesį Rūtai pradėjo rodyti Cemachas Ginsburgas, diplomuotas inžinierius, dirbęs Lietuvos banko statybose. Jis buvo meniškos sielos, inteligentas, puikus pianistas. Cemachas Ginsburgas pasipiršo Rūtai ir jie atsakė taip. Po vestuvių jauna pora persikėlė į Telšius. Rūta nusprendė metams atidėti mokslus. Bet Europoje vis labiau niaukėsi debesis. Telšių žydai žinojo apie krištolinės nakties pogromus Vokietijoje, girdėjo per radiją isteriškus Hitlerio klyksmus. Gurvičiai kreipėsi į giminės Amerikoje, kad tie atsiųstų jiems šipkartę, bet nespėję likviduoti savo verslo, niekur neišvyko. Keturiasdešimtaisiais Lietuvą okupavo sovietai. Buvo nacionalizuotas ir namas, kuriame gyveno Gurvičiai ir Volpertai, ir jų parduotuvė. Šeimą išdraskė, Gurvičius paliko, o Geršono Volpertas su žmona ir dukterimis ištrėmė į Sibirą. Kaip vėliau paaiškėjo, jų laimiai, nes ten visi išgyveno. Po birželio 14-osios atėjo birželio 22. Antrasis pasaulinis karas įžengė į Lietuvą. Šeima karštlygiškai svarstė, kągi daryti. Lyg ir nusprendė trauktis į Rusiją, bet tėvas važiuoti nepanoro. Mama nenorėjo važiuoti be tėvo, Rūta be mamos. Taip Telšiuose liko visa šeima. Birželio 25 vokiečių kariuomenė įžengė į Telšius. O jau po 3 dienų visi Telšių žydai buvo suvaryti į Rainių dvarą, kuris beje iki karo priklausė garsiam operos dainininkui Kiprui Petrauskui. Apgyvendino buvo čia įrinki daržinės, svirnai. O čia tas namas, kur stovi už mano nugaros, buvo komendantūra. Komendantas to lagerio buvo Platakis. Pradžioj nieks negalvoja, kad bus kokis nors žudynės. Žmonės gyveno, važiavo į Telšius, atsiveždavo maisto produktus, leido net daiktus atsivežti iš būtų. Dvare buvo likęs Kipro Petrausko fortepijonas, tad Rūtos vyrui Cemachui Ginsburgui liepė surengti koncertą. Kažkas sužinojo apie jo talentą. Buvo puikus pianistas, jis buvo baigęs ir konservatoriją. Tai jis čia tarp tų visų baltraiščių davė koncertą ir jis dar atėjo pas mus į Svirną, kur mes gyvename. Ir buvo toks susijaudinęs, sako, žiūrėk, kad tai visi bjaurybės, man dar taip plojo. Labai greitai visi sužinojo apie pirmąją auką Telšiuose. Faibušą Feidelmaną be jokios priežasties užmušė jo geras pažįstamas Petras Vaičiulis, vėliau pagarsėjęs žiaurų žudikas. O netrukus mirties valanda išmušė ir į Rainius suvarytiems žydams. Atrinko 30 vyrų ar 40 vyrų ir liepė palikti aikštę. O čia toj aikštė, kur prieš mano akis. Tus vyrus nuvedė į dešinę pusę. Tam, mes nežinojom to laiko, ko jis atrinko. Iškasti duobės dėl rytojos, kur žmonės turėjo sulaidoti. O kad nebūtų triukšmo ir panikos, juos nenušovė. O čia iš dešinės pusės yra prūdas, juos tam visus suskandino. Ir sumetė į duobę, kad tus vyrus, kad atvežė jau šaudyti, rado tus jau lavonus duobėse. Duobė buvo paruošta. Jakovas Gurvičius tąsyk mirties išvengė per stebuklą. Mes gyvenam Svirne. Pirmam aukšte mėgojom moteris ir maži vaikai, buvo vyrai jau, pacanai, mėgojom viršui. Naktį aš kažkaip apie 3 valandą atsibudau, patraukė mane kaip kūdikį prie mamos. Ir aš nulipau apačioj ir atsiguliau su moterim. Prie mamos ir prie sesers, prie babūnės, tetos. Ir aš dėl to palikau gyvus. O kad tėvo, aš tik girdėjau, kad varė iš viršaus, bet matyti ne tėvą, ne Rūtos vyrą aš jau nemačiau daugiau. Visus vyrus suvarė prie duobės. Netrukus pasigirdo automatų papliupos. Varė visus tą kryptim, kur mes dabar stovime.
Čia jau buvo girti baudėjai, kiekvienam davė išgerti gerą porciją šnapšą, samagoną. Ir vokiečiams vadovaujant, ir dalyvaujant ir policijos viršininkui Telšių, ir dar keliams veikėjams, pradėjo žudynis. Stabdė po 10, po 15 žmonių prie duobės ar prie 3 duobių ir iš automatų, iš kulkosvaidžio pradėjo šaudyti žmonės. Taip truko lik trečiadienį, 16 Liepos vakaro. Čia žuvo mano sesers vyras Ginsburgas, Cemachas ir mano tėvas Chaimas Gurvičius. Sudar apie 3000 žydų. Telšių piliečių. Daržinėse klykė moterys apraudančios savo vyrus, tėvus, brolius. Mama, aišku, verkė, Rūta verkė, babūnė verkė, va aš buvau kaip su akmeniais. Aš asmeniškai buvau kaip su akmeniais. Atsiminau, ketvirtadienį rytmetį, tik tai mama man greit nukirpo kelnes, padarė trumpas, nuskuto krūtinį, kad atrodyčiau vaikas. Dar buvo jo plaukiukai pradėjo želti. Ketvirtadienį mūsų surinko bachūrus, kur mes palikom gyvi. Ir pasakė, kad jūs dabar esate vieninteliai vyrai. Lageriai turi rūpintis su moteriškoms, virtiems valgyti ir rūpintis, kad viskas būtų tvarkoje lageriai. Liepos 28-ąją visus likusius Rainių stovykloje, Viešvėnuose ir tuos, kurie dar buvo likę aplinkiniuose miesteliuose, pervežė į vieną vietą – Gerulius. Ten irgi buvo didžiulis dvaras. Moteris ir vaikus paskirstė po daržinės ir kiaulides. Pusbadžio gyveno. Jau po 2 savaičių pradėjo žmonės mirt badu. Ėjo žmonės, tiesiog seni žmonės, apsirengę, utelis lyzdavo per nugarą, žiauru buvo žiūrėti. Geruliuose kalėjo 10 000 žmonių. Netrukus pasklido gandas. Telšiuose ruošiamasi įkurti getą, paliks gyvus tik 500 jaunų moterų. Jakovas ir dar keli paaugliai pabėgo ir nakvojo pas ūkininką Domeiką. Jakovas senelė Elidai Volpert irgi pavyko ištrūkti iš stovyklos. Geruliuose liko 20-metė Rūta ir jos motina Rachelė. Kad prasidėjo selekcija 30 rytmečio, atvažiavo policijos viršininkas Juodakis, atvažiavo saugumo viršininkas Mikutskas, Siurbalis, Aleksandravičius ir dar keli iš aukštų valdininkų, plus girtų kompanija žydšaudžių ir pradėjo daryti selekciją, atrinkti, kas į vieną pusę, kas į kitą pusę. Mama apsidažė, mama dar mano labai gerai tuo laiko atrodė, apsidažė ir su Rūta laukia, koks bus likimas. Mama kaip sena telšiškė, dar kad ir taip pat žudikai, kaip ponė Gurvičienė gerbė, ir jie su Rūta pastatėm į gyvybės eilę mamą su Rūta. Moteris su mažais vaikais, dar ta kolona, kur turėjo į Telšius dar stovėjo, moteris ir vaikus jau pradėjo šaudyti. Šūviai, moterų ir vaikų kliksmai tęsiasi visą dieną. Iš aplinkinių kaimų suvežė valstiečius užkasti milžinišką duobę, nes vyrų žydų jau nebeliko. Jakovas slapstėsi kaime ir dirbo pas valstietį. Ir mama kaip nežinojo, kur mane surasti. Ir įsiuntė vieną telšiškį, kur padėjo daug žydams lyškų, kad mane parsivežtų į geto. Aš pirmą kartą, kad jis atvažiavo, be jokių žinios, aš bijojau, aš nevažiavau su juo. Sakau, tu atveš man kokį ženklą, kad tikrai mano mama yra gyva ir mano sesuo yra gyva, aš nevažiuoju. Tai jis atvažiavo, atvežė iš mamos raštą, kur mama mums laišką, kur mama mums parašė tokius žodžius vokiškai, kur jis negalėjo žinoti. Ir tada aš atvažiavau čia į getą. Mama, senelė ir Rūta džiaugiasi turėdamas gete atskirą kambariuką. Buvo apie 500 žmonių. Sąlygos, aišku, buvo geresnės kaip Geruliuose. Buvo ir padorių lietuvių, kur padėdavo su maistu. Mums asmeniškai labai padėjo dabartinio prezidento Ošvienė
Nutautienė. Aš ten nueidavau pas jos, kurie gyveno Birutės gatvėje. Kiekvieną kartą man įduodavo maistą parsinešti, lašinių, kumpių ir kitokių dalykų. Nu ir galėjai kaip nors stumtis, jei nebūtų atėjęs to žudinis, jau buvo, aš sakau dar kartą, žmoniškesnės sąlygos kaip Rainiuose ir žmoniškesnės sąlygos kaip Geruliuose, kad buvom. Bent ką nors utėlių buvom atsikratę. Apie tai, kad Gurvičiai yra gete, sužinojo jų senas pažįstamas Žemaičių muziejaus Alka kūrėjas, poetas Pranas Genys. Jis atėjo į getą ir pasiūlė Rūtai darbą. Jis su džiaugsmu sutiko. Ir 4 mėnesius praleido čia. Ji būdavo ištisas dienas, dažnai nakvodavo. Beje, ir Pranas Genys neišvengė žiauraus likimo. 52-aisiais jis žuvo sovietinėme Šilutės konclageryje. O tada, karo metais, Pranas Genys atvedė iš geto į muziejų 3 merginas, taip palengvindamas joms sunkias dienas. Apie tai, kad Rūta dirba muziejuje, sužinojo Pranas Laucevičius. O brolis dirbo Vilniui jau. Dirbo Vilniui ir parvažiavo jisai į Telšius. Parvažiavo į Telšius namo pas mus ir aš jam sakau, žinai, tu, jeigu Rūta yra dabar muziejui. Telšius ką tik buvo apskriejusi žinia, ruošiamasi likviduoti getą. Visų žydų laukia mirtis. Tai jis labai persigando net kaip ir nuėjo pas Genį. Genys pasakė, kad aš 3 paėmiau ir visas 3 liepė man grąžinti getą, aš visas 3 paleidau. Pasakiau, kad jos išėjo ir jis parsivedė ją į namus pas mamą. Štai čia, į šiuos namus, Pranas parsivedė išsigandusią merginą. Ona Laucevičienė nuoširdžiai apkabino Rūtą. Kitaip reagavo Jadvygos vyras Kudirka. Kudirka, mano vyras, kai sužinojo, kad Pranas slepia žydus, jis pasakė man, kad mano karjera baigėsi, į Prano ir mano karjera baigs, jeigu jis žydus slapstys. Aš nepakenčiu, aš įsikelsiu iš Telšių. Jis taip pakalbėjo tik tai, bet po kiek laiko grįžo ir pasakė, išvažiuoju į Raseinius. Ir taip palikau aš. Ir paliko mano brolis ir Rūta pas mamą. Apie geto likvidavimą sužinojo ir Jakovas. 14-metis paauglys žuvus vyrams tapo šeimos galva. Gruodžio 23-ąją, kai jiedu su motina buvo mieste, juos pasiekė šiurpi žinia. Prasidėjo žudynės. Kad mus vežė į geto, į medicinos patikrintas, reiškia, sušaudymą su motina, mes nedavažiavomės ant kampo. Respublikos ir Žerėnų gatvės išlipom, atėjom čia į muziejų, užėjom pas Genį, tai jis mums pasakė, kad Pranukas Laucevičius įsivežė mano seserį. Tai mes buvom jau ramesnė, žinojom, kad ji bus išgelbėta. Reikėjo nuspręsti, kur pasislėpti patiems. Ir tada Rachelei Gurvičienė atėjo galva išganinga mintis. Eime pas vyskupą. Vyskupas Staugaitis juos priglaudė. Jakovas su motina slapstėsi čia savaitę. Po to surado kitą globėją. Čia reikėtų išvardinti ilgą sąrašą žmonių padėjusių Jakovui ir Rachelei Gurvičiams išgyventi holokausto siaubą. Kunigas Vėlutis, Dausinienė, Niuneva, Bukniai, Vaičiakauskai, Girdvainiai, Butvydas, Rupeikaitės, Šimkai,
Gricius, Eidintai, Tekorius, Byros, Montvilos. Jakovas Gurvičius liudija, kad prie Telšių buvo 3 kaimai – Kalnėnų, Božėnų ir Vygantiškių, kuriuose visi ten gyvenantis lietuviai padėjo žydams. Bet Jakovo ir Rūtos senelė Alida Volpert slapstytis nebenorėjo. Telšių vyskupijos darbuotojų padedama, jie atsidūrė Šiaulių gete. Visą savo buvimo gete laiką jį globojo vaikus. Ją sušaudė 1943 m. rudenį per vaikų akciją. Žmonės likę gyvi matė ją sėdinčią sunkvežimėje, apsuptą vaikų ir juos raminančią. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, veikia kruvina mėsmalė, kiekvieną dieną nusineždama tūkstančių žydų gyvybės. O Rūta Prano namuose išgyveno laimingiausias savo gyvenimo dienas. Ją svaigino meilė. Jiedu su Pranu tarsi pamiršo, kas dedasi aplinkui. Tada mama sakė, kad jūs gyvenat, tai jūs turit vestis, taip negalima. Mama nesutinka. Matot, mama tolerancija kokia buvo. Ir tada kunigą pavadino ir juos sujungė. Jie buvo žanuoti. Jiedu apsikeitė žiedais ir prisiekė mylėti vienas kitam žinai. Pranas galvojo, kad jeigu jis ją ves, o jis lietuvis, tai tikriausiai ir Rūtą paliks. Deja, toliau likti Telšiuose tapo pavojinga. Tokie buvo Mikutos 2 broliai ir jie mokėsi Telšiuose, mes visi buvom pažįstami gerai. Tai Pranas su Rūta, kaip jos jau pradėjo čia, reikėjo vis slapstytis jau, tai jie išvažiavo, pakvietė jis juos, tas Mikutą, kadangi mes mokėmės kartu, pakvietė ir jisai išvažiavo su Rūta ten į Laižuvą. 42 lapkričio mėnesį pasaulį turėjo išvysti Rūtos ir Prano meilės vaisius. Pranas iš Laižuvos nusiuntė mamai laišką, prašydamas pagalbos. Mama išvažiavo ten ir gimė štai Telesforas, priėmė jį. Bet jau ten, jau kažkas įskundė, jau kažkas, žinot, pradėjo. Tai dabar, ką daryti? Kankinama nerimo, Rūta parašė savo mamai atsisveikinimo laišką. Ji žinojo, kur slepiasi jos motina. Mylima brangi mamytė, kai tu šį laišką gausi, aš jau būsiu mirusi. Aš jau kartą tau rašiau, kad gyvenau su vienu vyru, kuris mane mylėjo. Ir aš jį mylėjau. Šis vyras viską dėl manęs darė. Mes kartu gyvenome metus. Ir dabar aš turiu mažą vaikelį, berniuką. Bet mamytė, viskas baigta. Mane sugavo ir aš galvoju, kad man teks mirti. Bet neverk labai daug. Su šiuo vyru aš buvau visus metus labai laiminga. Lieka gyventi mano sūnus. Mamytė, daug rašyti negaliu. Aš visus jūs labai myliu. Ir bučiuoju, turbūt paskutinį sykį. Tavo duktė Rūta. Tai Rūta dar buvo po gimdymo, jai sunku kaip, tai su tais arkliais ją kaip ir paguldė. Ir Pranas su ją išvažiavo į Šiaulius. Štai ką rašė Pranas Jadvygai iš Šiaulių. Turbūt mano telegramą gavai, tai žinai, kad mudu jau nebe Laižuvoje. Priežastis smulkiai laiške negaliu minėti. Mama viską tau papasakos. Dėl manęs nesirūpink, aš tuo tarpu visiškai tvarkoje pas savo prietelius. Tuo tarpu daugiau nieko. Linkiu jums gerai susitvarkyti ir linksmai šventes praleisti.
jūsų pranas. Postscriptum. Jei kūdikis sveikas ir gyvas pasiektų Telšius, Jadvyga, rūpinkis juo kaip savo vaiku. Jau po keleto dienų Ona Laucevičienė peržengė savo namų slenkstį su anūku ant rankų. Jadvyga iš tiesų ėmė rūpintis Telesforu kaip savo vaiku. Čia praėjo mano visa jaunystė, vaikystė, galim sakyti, nuo pat, kai jau tėvelis mane su arklių vežimu atsiuntė čia ir perdavė tetai. Tai šituose namuose, galim sakyti, pragyventa čia visą mano brandi jaunystė 17 metų. Aš augau apsuptas dviejų labai gerų moterų. Taip mano močiutės, senosios Onos Laucevičienės ir mano tetos. Po kurio laiko į Onos Laucevičienės namų duris pasibeldė Rūtos motina, Rachelė Gurvičienė, ir be abejo buvo priimta. Man praneždavo, kad pas tave krata bus. Toj greitai krata bus. O Gurvičienių būdavo pas mus. O pas mus buvo kalnas toks aukštas, o namas visai prisiglaudęs. O augo tokie krūmai. Tai ji įlindo į tą krūmą, ten visiškai labai patogu, nematomas, o ji viską mato, kad ateina, kad krato, kad žiūri. Jinai nušliauždavo, valgyti išvirdavo ir mama irgi nušliauždavo naktį ten, nuneždavo jai valgyti, vis nežinai, kada ateis. Geras prano pažįstamas Lenkovičius, gyvenantis Šiauliuose, surado jiems darbo vietą kaime. Buvo Rūta su vyru, pervažiavo gyventi, o čia netoli, kur mes sėdam ir kalbamės, prie Virvytės kranto pas Morų. Pranas mokytojavo, buvo Rūta, padėjo jam mokyklai, kaip mokyklos šeimininkė. Atėjo 44 metų Liepa. Ore jau sklaidė džiugios nuotaikos. Vokiečius negailestingai triuškino abiejose frontuose. Jie traukėsi ir iš Lietuvos. Vieną dieną į Laucevičių namus iš Raseinių sugrįžo Jadvygos vyras Feliksas Kudirka. Jis bėgo į Ameriką ir jis atvažiavo į Telšius. Ir aš buvau su Telesforu, su vaiku jau. Ir jis sako, važiuojam. Sakau, gerai, važiuojam. Jeigu tu nori, imk mane ir vaiką imk, o taip aš nevažiuosiu. Brolis paliko, aš pažadėjau užauginti ir aš turiu, užauginti. Tada jisai iškeliavo. Kudirka išvyko vienas, o Jadvyga glaudė prie širdies Telesforą, neprarasdama vilties atiduoti kūdikį tėvams. Tai buvo paskutinė nacių buvimo diena Lietuvoje. Vokiečiai kasė apkasus Kairiškėse. Nelaimiai vienas iš jų, buvęs Rūtos bendramokslis iš Vytauto Didžiojo universiteto, vietinis vokietis, ją pažino ir pranešė apie tai esesininkams. Ir toj atvažiavo iš Šiaulių, iš kur nežinau, atvažiavo moment ir ten tada paėmė juos tardyti, nežinau jau, paėmė apklausinėti. Ir vadinasi, nutarė sušaudyti. Varydami jos mirti ant Virvyčios kranto, budeliai pasiūlė Pranui pačiam nušauti Rūtą. Tada jie paliks jį gyvą. Bet Pranas mylimąją tik dar stipriau apkabino. Budelių nesugraudino net tai, kad Rūta laukėsi antrojo vaiko. Naciams pasitraukus, Jadvyga Laucevičiūtė puolė ieškoti brangių žmonių. Ėjau ir ant kiekvieno žingsnio mane rusai vis sustabdydavo ir dokumentus tikrino, kur aš einu. Nu ir galų gale, kai nuėjau,
Aš maniau, kai vadinasi, išgelbėsiu dar, nuėjau ir radau, žinot, kapas duobė, suversta ir akmenis uždėti. Jau buvo sušaudytas. Aš net netikėjau, kad sesuo žus. Aš priejau Kvėdarnoj pro paštą ir man paštininkas pašaukė: Stasiukai, tas buvo mano slapyvardis vokiečių laikais, eik šiandien ir tavo ir laiškas. Ir aš gavau laišką tuo laiku, kad mano sesuo su pranuku žuvo ir paliko berniukas 2 metų. Tada aš apsiverkiau. Tas buvo pirmą kartą, aš po visų tragedijų, po tėvo mirties, po viską, po visus giminės nužudymą, aš pirmą kartą, kur apsiverkiau. Po metų šeima nusprendė perkelti palaikus į Telšius. Jakovas surado kapą ir pervežė Rūtą ir Praną į Telšių kapines. Abiejų motinų, Ironos Laucevičienės ir Rachelės Gurvičienės širdis plyšo iš skausmo, dar kartą laidojant tokius jaunus, gražius, mylinčius vienas kitą vaikus. 3 metų Telesforas tada dar nelabai ką suprato, nes savo motiną jis vadino Jadvygą Laucevičiūtę. Tiesą jis sužinojo vėliau. Dar kol buvo gyva močiutė, trupučiuką kalbėjo, o paskui jau teta pilnai aiškino, kaip aš augau, kiek buvo rūpesčių, kiek buvo rizikos, kiek buvo visokių negandų, tol kol pavyko išplėšti mane iš visokių nelaimių, iš įvairių bėdų ir užauginti, išleisti mokslus ir panašiai. Rūta, Pranas ir Jadvyga su mažuoju Telesforu ant kelių šiandien pasitinka mus valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Teisuolių galerijoje. Visuomet jauni. Post scriptum. Jakovas Gurvičius 44 metais vedė savo pirmąją meilę Zoselę ir būdamas 17 jau supo ant rankų pirmgimę, pavadinta žuvusios sesers garbei Rūta. Su Zoselė jis susilaukė 3 dukterų. Nuo 71 šeima gyvena Izraelyje. Jadvyga Laucevičiūtė dar kartą ištekėjo ir susilaukė dukters ir sūnaus. Visą gyvenimą dirbo mokytoja ir iki šių dienų gyvena Telšiuose. Telesforas Laucevičius baigė tą pačią mokyklą kaip ir jo tėvai. Jo išleistuvių baliuje valsą džiaugsmingai suko Jadvyga Laucevičiūtė su Jakovu Gurvičiumi. Žiūrėk į mane jauną vyrą. Labai simpatiškas vyras. Jau pažįsti. Kai Telesforas panoro vesti, teta, visą gyvenimą atstojusi jam žuvusią motiną, perdavė Rūtos žiedelį, rastą prie kapo. Telesforas savo mylimąją Nijoliai užmovė tą patį žiedą, kurio jo tėvas kadaise papuošė motinos ranką. Po studijų baigimo jauna pora įsikūrė Panevėžyje. Rūta ir Pranas šiandien galėtų džiaugtis 3 anūkais ir 4 proanūkiais.